Ekologinis pieno ūkis gyvenvietėje? Tikrai taip. Tokiame ūkyje greta Laukuvos Vabalų kaime daugiau kaip 10 metų darbuojasi šeimos ūkyje Daiva ir Ernestas Kairiai. Ir jiems sekasi. Ūkis modernizuojamas, tvartuose mūkia daugiau kaip 100 galvijų, iš jų apie 70 melžiamų karvių. O darbščių ūkininkų pastangos ne kartą įvertintos konkurse Metų ūkis. Tai tikrai įkvepia. Daiva ir Ernestai, dažnai lietuviai juokauja, kad esam pirma ar antra karta nuo Žagrės. Kaip dabar jūsų kelias ūkininkavimą? Nuo ko viskas prasidėjo ir kaip jūs pasirinkote šitą kelią? Mes jau antrą kartą, nebe pirmą. Iš tėvų viską perėmėm. Kažkaip, kai buvo maži, atrodo, tas toks svajonė buvo, tas ūkininkavimas. Bet kai pradėjom patys ūkininkauti, tos svajonės biškai pradėjo sunkias pasidarė. Matom, kad nebus taip, kaip galvojom. Pavyko žmoną įtraukti į ūkį. Aišku, dabar atrodo vaikų norėtus, kad eitų toliau jau trečią kartą gal ar kažką. Jau atrodo galėtų ir toliau dirbti bendrai, nes žmonių nėra, atrodo būtų gerai šeimą turėti. Bet geriau gal, kad jie turėtų ir išeiginių, ir atostogų ir viską. O tai kiek metų jau jūs ūkininkavote tą kelią pasirinkę? Tai jau 22 metai kažkur ūkininkaujam. Iš pradžių buvo toks bendras su tėvais, buvo pieninės telyčias ūkis pradėti kurti. Ir kai tėvai po kokį, 10 metų atsitraukė iš to jau visą sektoriaus, perleido tą ūkį per programą ir pradėjom pieninę gyvulininkystę su karvėm. Tai viskas ir prasidėjo. Melžiams į betonėlius, linijų statymai, tas. Tai kažkur per 15 metų daėjom lygi robotų. O kaip robotai dabar pakeitė jūsų gyvenimo rutiną, darbo rutiną? Aišku, priežiūra yra visą parą, turi tam skirti, bet darbo atžvilgių tai čia kardinaliai viskas pasikeitė. Nebereik rytą 5 valandą keltis. Jeigu negauni pranešimą, tai kelies normaliai kartu su vaikais ir nebereik bėgti, skubėti, vis tiek karvės bus pamelžtas laiku, gauni žinutę, eini tvarkai ar kreipies pagalbas į įmonį. Tai čia jau nebėra tokio ūkininko darbo, kad jau ryte 5 valandą, vakare 5 valandą, lyns, sninga, eini vis tiek laukia. Bet būna nebėra visko. Jeigu aliarmas, bėgi, kada? Bėgi ir naktį. Bėgi ir naktį. Tai čia jau tas yra. Tai ūkis yra dabar koks? Kiek turit galvijų ir kiek melžiamų? Galvijų yra iš viso, tai apie 150 kokį, bet melžiamų karvių apie 70. Kažkur dar biškai reikėtų padidinti, kadangi ekologinis tam vienam robotui pagal programą esame įsipareigoję 77. Prie to vieno roboto melžiamos karvės. Sakykime, pienininkystės verslas truputėlį, dabar apipintas įvairiais mitais galbūt, bet jūs ne tik pieną, bet dar ir ekologinį ūkio kryptį pasirinko. Kažkaip mūsų žemės, kai buvo nederlingas, nežinau, tėvai niekada irgi nebuvo, kad ten sėtų daug tų grūdų, savo reikmėm tik tais buvo auginami. Aišku, ir žemių tada buvo trūkums kažkas, dabar tų žemių jau turim daugiau nuo savos užtenkam. Pradėjom sėti, bet niekada nenorėjom prikulti ten 10 tonų, plus iš mūsų žemių čia jau reikia daug labai dėti ir daug tam skirti, tai kažkaip matom, kad mes nieką netrešiam, nieką nedarom, tik viską iššūkį, tai kodėl neįti tą ekologiją, tai taip ir palika tą ekologiją ir kažkaip mums labiau patinka, negu kad ten dėti trąšas ir vėl tą, kad gautum kelias tonas daugiau, tai mums neaktualu tas buvo. Tai geriau turim daugiau žemės ir užtenka per kiekį darom. O tai kiek primelžiate, sakykime, per dieną, kiek išvažiuoja ekologiško pieno? Čia sunku pasakyti, per metus, aišku, iš karvės yra apie 7 tonai dabar. Nežinau, dar pirmi metai tom karvėm, kaip ir mums, kad buvo sunku, taip ir tiem gyvuliam dabar yra sunkiai. Jie dabar tik adaptavos, aišku, priprata greit prie to roboto, bet vis tiek visą šerims, visą jų palaidą būseną. Kitas karvės iš viso sustresavo, nes vis tiek jau būry turbūt, katra vis tiek nuskriausta. Tai dar nežinau, kaip čia bus. Ar pavyks dar didinti mums, ar ne tam ekologiniam, bet aišku, čia niekada nebus tų 12 tonų kaip paprastam ūkyje. Tai aš tikiuosi, dar ten gal pakils kokie 8 tonai ir taip ekologinis ir yra.
Sakykime, tikrai netradicinis ūkis vien dėl to, kad jis yra gyvenvietėj. Nu, kai prasidėjo visas ūkis, nebuvo gyvenvietė. Čia ir yra kaims vabalų ir kiek yra šalia kaimynai, visi turėjo gyvulių. Visi turėjo 10 karvių, ten visi lygi vieną. Dabar gatvėje bėra mūsų kokie esam 3, kurie dar laiko gyvulius. Nebuvo tas, tai mes, kad tiek išplėtėm, palikom ir palikom kaip gyvenvietė dabar, nes aplinkų nieks nebūkininkavom. Taip, bet tai ir pliusai, ir minusai. Tikrai atvykus jokio kvapo, kaip jums tai pavyksta? Patys nenorime eiti ir su kaimynu susitikus klausytis, kad bus kvapai kažkas. Tai naudojam visus konservantus, mėšlą, energetikus visus, tai ką tik įmanoma, kad tik tą padaryti ir kad patiems būtų lengviau, kad tą mėšlą ir paskui išvežti reikia išmaišyti viską ir dėl kvapą. Nes nesinora, sakau, kad kaimynai paskui sakytų, kad čia gyvenam kažkiam tikram kaime ir tarp mėšlų, tai to nenorim ir dėl to tikrai sutaram su visais kaimynais, neturim jokių problemų, kažkaip reikėjo statyti viską. Kaimyniškai visi. Jo, labai turim gerus kaimynus ir dėl to esam patenkinti. Tai stengiamės ir dėl jų kažką. Ir jau žadėjom iš čia įsikelti ūkį, turim kitą sodybą žemę, bet vėl viską ten nuo nulio pradėti, tai kažkaip pasilikom dabar čia. Pradžią pamėginti to robotizavimą, tai matysim, kaip čia bus. Tiek nedidim paramos, kad galėtum viską nuo nulio statyti, tai čia per daug paskolų tada. O pieno kaina dabar tik pradėjo kilti, tai čia ir mes su tokia mintim gyvenam, kad čia neilgai kils. Bet vis tiek viltingai žiūrit į perspektyvą. Tai mumis taip kažkaip jie ir apgaudinėja. Ta mėnesį 2 ta kaina kaip pakilna, atrodo tiek minčių atsirand, tiek norų, tiek svajonų vėl į priekį kažką daryti, prasiplėsti, o tada jau įsipareigoji vėl 5 metam kokiem. Ir taip turi, ir taip kas 5 metai ir eina. Tai ir ekologija jau, man atrodo, dabar 3 kartą įstojom, kažkur apie 13 metų jau ir esam toje ekologijoje. Nors jie žada už ekologinį pieną plus 5 centai, ant popierių yra pykstamės, kur jie yra, nėra. Parduotuvė yra 2 kaina, o mums yra 2 centai daugiau už ekologinį pieną. Tai čia yra didžiausia spraga yra kažkur, tai nežinau. Dėl to tų ūkių žiauriai sumažėjo ekologinių. Ir aplamai turbūt ir gyvulininkystės apie Laukuvą dabar, kiek tokių ūkių gyvulininkystės, minėjot, kad mažėja kaime. Tai su karvėm labai mažėja, o tų mėsinių tokių pavienių yra ir to jaunimo yra. Tikrai jaunų kolegų turim, kurie ir mes patys parduodam netgi mišrūnus boliukus augin vien mėsai. O tie gydymai ar kažkokiais klausimais daug ką darot patys? Dirbat šeimyn ar dar turite kas pagelbė ūkio darbuotojai? Patarimai, konsultacijas, tai iš konsultavimo tarnybos gaunam, įsikviečiam, pakonsultuo, aptariam viską. Turim vieną darbuotoją, dar turim vieną ir melžėją pasilikę, o visą kitą patys. Tai vienintelį, ką nedariau iš po tėvuką perėmimą, tai karvių sėklinimą nebejau kursų, o visą kitą nuo gydymo lygi veršiavimuose viską patys darom. O kaip supratau, tai ir tada, kadangi ūkis ekologinis, tai vis tiek ir pašarai, visas toks uždaras ratas, viskas savo patys, ar ne, pasiruošę? Jo, viskas savo, nes praktiškai nieko negali dėti, kur viskas turi būti be GMO. Tai reikalavimų turbūt tiek ir yra, ar ne, ekologinis? Tai jo, visi pildymai, visi sertifikatai turi būti, gyvuliui ką be pirksi, visur turi būti su sertifikatais. Jūratė, ne vienus metus esate konkurso metų ūkis komisijoje ir sakykit, nuo ko kairių ūkis patraukė jūsų dėmesį? Taip, komisijoje esu gana seniai, jeigu Lietuvos mastu konkursas metų ūkis skaičiuoja daugiau kaip 30 metų, tai aš komisijoje esu 20 metų panašiai. Ir kiekvienais metais Daivos ir Ernesto ūkis patraukia tuo, kad pasižymi tvarka. Ir būtent šiemet ūkyje labai daug atlikta darbų, tai yra ūkis ir modernizuotas, ir melžimas robotizuotas, ir daug tokios geros technikos įsigyta. Tikrai verti tos pirmos vietos nominacijos ir respublikinio apdovanojimo.
O sakykime, kiek metų jau bendraujate su ūkininkais ir ko norėtumėt pasidžiaugti? Ta bendrystė prasidėjo dar apie 2005 metais. Tai pirmiausia buvo ūkininkų kursai, mokymai, po to prireikė kitų paslaugų, technologinių, gyvulininkystės, augalininkystės. Ir po to jau pradėjome tvarkyti buhalterinę apskaitą. Na ir mūsų Šilalės biurui yra labai smagu turėti tokius klientus, kurie yra žingeidus, labai atviri naujom technologijom. Ir ūkis pasižymi tuo, kad gamina gerą, kokybišką produkciją ir priedų jinai yra ekologiška. Dabar sumodernizavus ūkį mes džiaugiamės, kad jie galės daugiau laiko skirti savo, šeimai, atostogom, nes norisi, kad tie klientai turėtų to smagesnio laiko. Jūs konkurse Metų ūkis buvot prizininkai ir ne pirmi metai eina to. Suprantu, kad ūkininkaujat dėl savęs, bet kada kiti pastebi ir vertina, irgi yra džiugu, kaip jums pavyksta, sakykime, ne pirmus metus būti tarp pačių pažangiausių Šilalės ūkininkų. Esam jaunesni, nebijom tų naujovių, einam į priekį, turim gerą konsultavimo tarnybą Šilalėje. Tai kažkaip matytis gerai konsultuoja ir judam į priekį. Mato darbus, visus rezultatus. Tai kiekvieną mėnesį visi rezultatai keliauna į Šilalės biurą, ten matytis vertint. Tai viskas nuo jų priklauso. Nuo jų patarimų, nuo jų skaičiavimų, tai viskas į tą ir atsiliepa. Aišku, yra malonu paskui, tai vertinimai viskas. Nors atrodo dirbom ne dėl to. Nei negalvojam, tai kai paskambina, atvažiuoja, renka, tai malonu yra. Bet žiūrite į priekį ir šiemet gavote jūsų nominaciją už naujų technologijų diegimą. Lik ir tai įsidėgėt robotą, ar ne? Tai šėrimo prieš 3 metus pasistatėm per vieną projektą, jau pilnai automatizuotą, jį tik tais perdarėm dabar prie naujų sąlygų, o pernai pastatėm melžimo robotą, mėšlų valymo robotą, šiemet veršelio automatinį girdimą įrengėm, tai kaip ir viskas jau yra. Tai dabar tik tais nebent tobulinti, plėsti kažką ir viskas. Tai žiūrėsim pagal situaciją, kas toliau kaip bus. Ir aišku, skolas išsimokėti. Kas be ko, nes ūkininkai be skolų jo, tai nežinau, ar daug yra tokių, tai kitaip neįmanoma, kai nori investuoti iš karto didelius pinigus, nes kainuoja dideli pinigai. Visi tie robotai. Na, mes dabar kalbam apie ūkį, bet šiek tiek pradžioje įsiminėm, koks jūsų laisvalaikis. Ir nes tai sakėt, man geriausia sėdžiu traktorių ir man pailsiu. Man tai su šeima laisvalaikis yra, aišku, dabar kai tik randi laiką, kažkaip nori su šeima kažkur pabėgti, išvažiuoti. Neturiu tokio hobį, kad ten ar žvejyba, ar medžioklė, neturiu to. Bet galit sau leisti dabar, turiu omeny, kai viskas yra, sakykime, technologijos yra tam tikrą savaitę kokią pabėgti. Dar sudėtinga, dar sudėtinga, kažkaip dar nepasitikim technologijom gal. Jo, dar stebim, dar bijom palikti, kad kažkur kažkas neužstrigtų, Bet jeigu labai norėtumėm, pavyktų. Norim kažkur išvažiuojam, pailsim kažką į filmą. Nebuvom išvažiavę, į Egiptą savaitę išvažiavom. Jo, tai bet. Nieks nepabėga, parvažiavam, viską vietoje radom. Bet atvažiavę čia žiūrim labai graži oazė, čia turbūt Daivos nuopelnas, namų aplinka ir visa kita, ir kiemo aplinka labai gražiai sutvarkyta. Irgi gal kaip hobis jūs? Nežinau, stengiamės, patinka iš tikrųjų, kad būtų tvarkinga visur, kad būtų švaru. Veją prižiūrim, kiemus šlaviam, kad būtų visur tvarkingai. Statom žolės. Žolę pjaunam patys, dar robotą neturim. Nežinau. Tai robotų neperkam žolį pjauti, nes vaikus jau mokinam prie žemės ūkio. Tvarti robotai dirba, čia dar patys dirbam. Jo, tai ir. Bet turbūt viską, kai darai su meilė, su viltim, su tai, kad darai savo, tiki tuo, ką darai, turbūt tas ir veda į priekį. Tai nežinau, vis tiek dėl savęs darai, stengias, nesinau kažkaip purvynai būtų, kad atvažiuoju pieną išvežti, nori, kad būtų visur švaru. Stengiamės ne tik į ūkį investuoti, bet ir į aplinką ir
dar yra kažkur kažkas neinvestuota, tai irgi galvojam, kaip čia dar pabaigti tos keliukus savo aikštelės visokias. Tai čia yra nesibaigiančias investicijas. Darbai iš tikrųjų, bet... Nežinau, čia jeigu pasibaigtų investicijas, tai nebeįdomiai bebūtų mūsų. Negali sakyti, kad čia jau pastačiau robotą, dabar kiemais asfaltavau ir viskas padaryta. Nebus taip niekada. Tai vat, yra kitų darbų, vėl kažkur tobulini, kad kažkur dar pagerinti ir gyvuliam, ir savo, ir patogiau. Technika vėl pasena, vėl technologiškai, vėl kad negestų, kad per patį darbymetį vėl reikia atnaujinti, tai vat, vėl žiūri projektą, vėl kažką. Ir taip, nežinau, užburt surats yra mūsų. Ir dėl to gal yra sunkiai žmonėms iš to ūkio atsitraukti, nes ir nein, dar ir dar 5 metai į priekį ir taip ir ateini. Nori vis naujo kažką sugalvoji ir... Matyt, tik darbščiausi renkasi pienininkystę. Ideali tvarka visur, nepaisant, kad ruduo prabėga šlapiais savo batais. Ekologinio ūkio savininkai Daiva ir Ernestas Kairiai įsitikinę, kad tai meilės tam, ką darai, rezultatas. Turime ir daugiau įdomių istorijų. Prenumeruokite mūsų kanalą ir toliau stebėkite naujienas portale ir socialiniuose tinkluose.